teflono pavyniojimas. Kai leidžiu šioje vietoje. Išėmam šarnelę. Išrenkam ir atsukam alkūnėlę. Štai vietoj. Teflonas vyniojasi atsargiai, po truputį. Nedaug. Kokiu galima pavynioti. Štai taip. 10 kartų. Mažiausiai. Ir norint, kad būtų truputį kokybiškiau, čia galim gale truputį kalniuką padaryti. Tokį nedidelį, šiek tiek daugiau toje vietoje į pabaigą tefloną vynioti. Tai bus apie 10 kartų. Tada suspaudžiam ranką. Stipriau. Viskas įsukam. Galima irgi truputį paveršti, bet geriausia ranka. Galima į raktu. Bet raktu tada labai nestipriai, kad neskiltų korpusas. Taip ir uždedam adapteriuką. Sutvarkyta.